Bus karas Europoje. Manau, kad bus, nežinau kada. Rekomenduoju Ray Dalio knygas paskaityti. Jis yra prastudijavęs karalysčių, valstybių, imperijų ciklus. Gyvenime yra toks paternas kaip ciklai, nesvarbu kas, ar tai būtų žmogaus ciklas, mes gimstam, augam, senstam, mirštam. Ciklas visas. Ar tai būtų metų laikai, vasara, ruduo, žiema, pavasaris, ar rinkose, biržose, bulių rinka, meškų rinka, distribucija, žodžiu, yra skirtingos rinkos. Lygiai taip pat valstybės eina per ciklus, mes turim augimus, kol pasiekiam viršūnę, nebėra kur augti. Ir paskutinis ciklas yra arba pilietinis karas, arba karas, tada viskas griūna. Ir mes nuo 89 apie 36 metus, 37 jau eina, mes esam augime ir praktiškai esam pasiekę piką, mums nebėra kur augti. Kitas ciklo etapas gali būti tik tai karas arba pilietinis karas, tada viskas griūna ir pradedam vėl iš naujo ciklą. Tai jis bus, tik neaišku kada.